Saugios rankytės – paprastas, bet veiksmingas nusiraminimo būdas vaikams. Kai kuriems vaikams sunku išbūti su savo jausmais. Kartais jie sutrinka ir nepanaudoja žinomų nusiraminimo būdų, todėl gali elgtis netinkamai. Emocijų reguliacijos sunkumai, sensoriniai iššūkiai ar frustracija dažnai susiję su mušimusi, stumdymusi, daiktų mėtymu ar noru pabėgti iš situacijos. Todėl svarbu ieškoti ir praktikuoti būdus, kurie padeda nurimti. Vaikai dažnai savaime atranda savus nusiraminimo būdus, vadinamuosius stimus. Tai yra pasikartojantys judesiai, garsai ar veiklos, kurios padeda susikaupti ar reguliuoti pokyčius ir emocijas. Tačiau kartais šie būdai gali būti ne itin saugūs. Tokiu atveju verta ieškoti ir pasiūlyti vaikams saugesnes alternatyvas. Norime pasidalinti vienu iš jų – saugios rankytės. Tai metodas, kurį naudoja viena mama, auginanti autizmo spektre esantį sūnų. Jų kelionė pritaikant šį metodą nebuvo greita. Prireikė kelių mėnesių ir daug kantrybės, kol pavyko pakeisti pykčio metu kylantį norą muštis ar trankyti į saugių rankyčių laiką. Idėją pasidalino Super Solo Mom and Abby paskyra. Ten galima pamatyti, kaip šis būdas padeda nusiraminti jo sūnui. Saugios rankytės – tai savireguliacijos metodas, kai vaikas ramiai sudeda rankas kartu, lyg švelniai apkabindamas save. Tai padeda sustoti ir nusiraminti, kai kyla stiprūs jausmai. Pavyzdžiui, pyktis, liūdesys, nerimas, didelis susijaudinimas ir atsiranda noras muštis, stumdytis, kandžiotis, mėtyti daiktus ar elgtis netinkamai. Kada galima taikyti šį nusiraminimo būdą? Šis metodas gali būti naudingas įvairiose situacijose, tiek klasėje, tiek už jos ribų. Jis padeda vaikui trumpam sustoti, nusiraminti ir susigrąžinti savitvardą, kad galėtų priimti geresnį sprendimą sudėtingos situacijos metu. Pavyzdžiui, kai klasėje per daug triukšmo. Kai vaikas supyksta, susipyksta dėl dalinimosi priemonių ar žaislų. Kai pralaimi jam svarbų žaidimą. Kai laukia svarbi užduotis ir jaučiamas nerimas, kai netikėtai pasikeičia planai ir daugybė kitų situacijų, kurios išmuša iš vėžių. Metodas veikia kaip pauzės mygtukas. Jis suteikia vaikui laiko išjausti ir apmastyti kilusius jausmus ir reaguoti tinkamai, o ne impulsyviai. Situacijos gali būti labai skirtingos, tačiau principas išlieka tas pats – sustoti, nusiraminti ir apgalvoti, kas vyksta. Šį metodą naudoja ne tik tėvai, bet ir kai kurie užsienio mokytojai. Kai klasėje vaikai triukšmauja ar tampa neramūs, mokytojas kviečia visus kartu sudėti saugias rankytes. Visa klasė tuo metu sustoja, sudeda rankas, o mokytojas skaičiuoja iki tam tikro skaičiaus, tiek, kiek reikia, kad visi nurimtų ir galėtų tęsti veiklą. Toks pratimas tampa ne tik nusiraminimo įrankiu, bet ir malone grupės rutina, kuri kuria saugumo jausmą, gerbia kiekvieno jausmus ir moko savikontrolės. Parengėme ir įgarsinome trumpą vaizdo įrašą vaikams su saugių rankyčių metodo pristatymu. Informaciją pateikėme švelniai ir vaikiškai, kad būtų lengva suprasti ir pažinti šį nusiraminimo būdą. Įrašą netrukus paskelbsime atskirai Mokome smagiai YouTube kanale. Vėliau planuojame pasidalinti ir maža knygute ar kortelėmis, kurias galėsite naudoti pristatydami šį būdą vaikams savo grupėje ar klasėje. Jos bus paskelbtos puslapyje, nemokamos, įsisaugosite ir galėsite naudoti. Labai įdomu, ar jums jau teko išbandyti šį būdą anksčiau? O gal suteiksite jam šansą ir pristatysite jį vaikams savo grupėje ar klasėje? Įsivaizduokite, kad rankytės – tai maži superherojai, kurie atskuba į pagalbą, kai sunku. Jie apsupa jūs nematomų saugumo skydeliu, sustabdo netinkamus veiksmus ir padeda pasijausti geriau.